Dauguma statistinių dalykų, jie turi laboratorinius darbus, kur studentai atlieka tyrimus su tikrais duomenimis, tikro pasaulio duomenimis, o ne kažkokiais išgalvotais, sugeneruotais ir panašiai. Taip, mes turim trečią kursą, prasideda viskas nuo kursinio darbo, šiaip daugumą patys įsidarbina įmonėse, bet turim kursinį darbą, kurio metu faktiškai gaunam duomenis iš partnerių, realius duomenis. Galima pasukti įvairiais keliais. Jie gauna tokių įvairialypių dalykų, kur gali grinai pasukti ir į techninę pusę, tarkim, užsimti kokią duomenų inžineriją, pavyzdžiui, kur grinai reikia daugiau programavimo. Jeigu pasuksi analitiką, tai ten reikės ir kūrybos. Visiems. Iš tikrųjų, kadangi reikia mokėti ir pristatyti savo darbą, bet nebūtinai tu visada būsi tas, kuris eisi pristatinėti. Galbūt tu būsi tas, kuris atlieka techninį darbą, pristatinės kitas tavo komandos narys. Mes mokome visų gebėjimų, tiek pristatyti, tiek nepristatyti, bet jeigu žmogus yra labiau linkęs į individualų darbą, jisai šitą specialybę irgi tinka, nes jisai gali tada vėliau jau pasitelkęs savo žinias dirbti individualiai arba, sakykime, su minimaliu bendravimu komandoje. Tai viskas susijungia labai organiškai, paprastai, jokių problemų.